Kaip per ežerą nevažiuodam, saka. Kapsning. Gers. Gražu. Pažiūrėk tu, kaip man gera, kas čia darus. Pažiūrėk tu, balta laukia. Ko, nesam ruoštys pakalimo mūsų tas. Vakar čia pasiruošėme eina posi. Lauk, kita posi. O, Jėzus Marija. Kaip gera. Nu, jau čia lauki nesidarbusiam, šiandien biški pasikrapštysime viduje. Kelam šokius. Šokiai pokiai. Žiema atėjo. Netikėtai kelininkus užklupo žiema. Nu, Modestą, pajungtim to žiūžį laidų. Čia kaip gilė unkėjim, toks, žinai, papuošals, unsteiba, kur būn toks aukštas auguns gėlis arba medelė. Čia būn pinigų medis, čia yra kabelių medis. Gerą atrodo. Man tai gražu. Nors yra pasna čia. Turėjom visokių štyrių pilną armatūrų, bet kaip nors vis tik deina prastumsiam, kaip saka, kultūringai. Bet vat elektrika gal pagerti. Kaip gražiai suvedžiujus kabelius, jūs pažiūrėkit. Čia ką perku iki TikToko video. Magistralėmis viskas eina. Tobulas darbas. Sumdyčiau tokį elektrik tikra. Čia vis žiūžys laidų. Wow. Įspūdinga. Stogų mozaika. Jau žiūrėk varyti čia. Nes pručia pasiimsiam. Įsidėjau skardas, bet nerandu, kur yra ausis pritvirtinimo. Nematau, tik ir užšalį. Jaučka rek, gal nepames. Tepšta biška šant. Opa, su plėvelė manos yra, turėtų nesusibraižytis, neįgštas. Įmesu, turėtų vėjas nepakelti, manau. Nu, šekslyvom, kaip sak jum. Oplia, bičiuliukai. Nebefilmavau kokį savaitėk, laik. Tai va, tundeiną, čia ką filmavom tus kabelius. Tai ved su Modestu pasidarėm per tundeiną. Lubas susiklijavom sandariniam tarpinį po pirmų makaronų. Ir dar perlutavom vienkart su penketukas, kai užsipus vat, kad neišsigaubtų va tokias maišas. Turės atramą, tai žodžiu, turime lubytės padarytas. Šiap du dalyką, kodėl nefilmavau. Buvom labai įsižeidę po komentarų su šeimininku. Viens raš, sak, čia ne namas, čia daržinė, sak, apšiltinta. Kas tokiam nami gal gyventi? Ką žinau. Bronius buvo priruošęs nesamonių. Saka, negalima persukti fasado su varštukas, nes viskas bus bloga, nutrūkinės, nulūžinės, išploninom lentas, reišku, išsiraitys viskas. Broniau, žiūrėkis. Opa, varštuka. Ant mūsų sąžinės varštuką susukti. Ir šiaip buvo žiaurė šalt, iš tikrųjų, blogs oras filmauti, tai nelaba norėjos. Modas tik buvo įsižeidęs, net savait laikį darbą, sak, nes, neapdirb, sak, čia jaukas iš mūsų vis šaipos. Sak, atsiunti savo šogį ir šitą pasidarbuoti savaitę. Sak, tegul tas kentas kančias. Sak, man reik poilsiaus, po tokių komentarų, reik atsikvėpti, biški, sak, negaliu dirbti, sak, susikaupti. Va, žodžiu, tokie reikaliukai. Skardų vies neišpūti. Ką pašnekint, pats baisiausias dalykas, koks galbūt, tai skardas su salafonu. Teks sėt, žodžiu, lupinėtys skardeles ir bandyti susimontuoti ant priekinis tos lintos. Agi, Renaldi, juk te apibau Modes ne į darbą, nes įsižeid dėl komentatorių, ką viens išvadin mūsų nam daržinį.
Bronius prisikabėna prie lentėlių kapį padaryts. Net laik spaudim, modė sak, šoger varyk, tu sak darbaukis. Šitą šogers persukinė pakalimus. Žikt, iš tos pačios spalvos pakalimą. Su ventiliaciniu tarpuku per vidurį. Nedarėm 2 tarpų, užtekščiai veina, nes čia ir dvigubs makaroniniams sunseinų, tai čia labai gera tas vėjoks pakelsti viršų, net vidau plėvel ten vuku, vakuum kokiam susitraukinė, reiškia, vėdinimas yra geras. Tai žodžiu, viens ventiliacinis tarpuks čia. Ir dar galėm nuėti ten prie šoninto pakalėmą. Čia irgi yra padaryta viens ventiliavim tarps, per vidurį antrus, palei viršų trets. Paskui biškį parodys plačiau, arba gal netgi čia jas parodyti šitas. Nežinau, kas atsimin, kas neatsimin. Tai dar kartą priminsiu, kad danga mūsų gavos plačiau, negu buvo originalus toks, va, ant tiek plačiau. Tai mums reikia čia išsiplatinti ton veitavės. Tai mes prisiauginom unkaladukų. Kas nežinau, kas metrą tus kaladuks panašiai susidėjom, žodžiu, prisiklejavom, prisisukom, prisišaudėm, iš priekiaus uždėjom medinį vėjelentį ir tą veitą palikt visą atvirą, tai reiškia pakalims ir seina galės kvėpuoti va šitaip. Čia viskas parkelst, išės kažkiek pručia ir likusi dalis galės ventiliuotis pro stogą, nes šitą kaktinį lentą mes esam padarę ant 1,5–2 kažkur panašiai tarp centimetrų aukštesnį negu ta šita sveita yra. Tai mes čia visur turėjom atvirą vėdinimo tarpą, yra skilutis visur už lentučių. Čia pačiu gal yra mažiau, apie centimetrą. O į virš, kadangi buvo lygins pakraštys, tai vos išdidėti, numpos, tai 1,5–2 sakau kažkur, tai apgaunas visur atvers tarpuks ir nežinau, čia jums matysis, nesimatys, bet žodžiu, oras visur galės laisvą vakščioti čia. Manau, visiems aišku, mano manimu, viskas turėtų būti gera, o jeigu trūks kažkokį tai kvėpavim, vis laik gali išimti dar kelis lintelis iš tos veitas ir tiesiog išpjauti špuntą laukon ir padaryti daugiau įpjovimų. Viskas labai paprastai pasitvarko, jeigu ką. Tai Renaldai, kiek planuojate užtrukti pas mus darbuotis? Kol išmoksi, ne? Kiek turės darbą? Kiek dar turės? Visus metus. Nu, gerbėmiai žiūrovai, pasakykit, kam dar patinka palupinėti plėvels nuskardu, nes man jau nebepatinka. Šalnaga, veina plieka nulupau, o dar lauko iki kaži gaunas 4,5–28, čia 16 metrų, o 38–44 metrą. Nei daug, nei mažai. O lupas tai labai gera, žinokitės, o Jėzus Marijai. Jau būčiau per ton laiką, kol ton veina nulupau, būčiau jau susimontavęs tas kardas ir būčiau pradėjęs jau laikiklius montauti, lietaus sistema. O dabar, aš nežinau. Mun nelaik nerva! Nelaik nerva ant tokių darbų. Kas jį sugalvojęs blieka su plėvelėm? Aš nikap nesuprantu. Nam reiktam daug patiem palupinėti skardus, kad suprastų, kaip nesąmonį padarys. Žodžiu, susitiksėm jau, kad būsiu nulopis visas bliekas. Turėtum būti maždaug kas apipeitis. Umpeitų gal bus jau nulopis. Suka štai kolega mūsų pakalimus, aš toliau lupus kardas. Agi, Renaldėlį. Enau, pamainys jau kopič, aš tau daug skits. Žiūrėk, koks buvo mūsų pavargusis kopič, tos išklerus, dar normaliai tos laikos. O čia tai buvo modest. Modestą jau išmislą padaryti, kad nenuverstum nuo kupičių. Su šakalė susok. Žodžiu, auta. Einam, unboxingą padarysim. Einam, kolega. Nu, net prišal. Ištrauk mane. Opa.
Opa, mon adres, reik nerodyti tik tą, kur gyven. Paskiau pikt subscriberį atvažiaus. Pavoks kopič nais. Ton reik palauk, nusoks kamerį šoną. Ir ton reik nuplėš šalin. Šitą mon gyvenamųjų veitą. Stiklo pluošto kopetaitės. Nu, žiūrėsim, ką panas laikys. Atrodo biški tvirtesnis pažiūros, ne, negu tu aliumą gabalą. Lengvas. Ką? Lengvas. Nu, turėtų mano būtenas lengvesnis. Davai, mums patink paplėšyti. Nors čia patink paplėšyti. Nu, skardų nelaba te patink plėšyti salafan. Žiūrėk, tik tas nenutepkanai. Na, o jis įjuk. Čia nebūtų. Dainavičius, čia jau bus dėvėtas. Ką pirmą žingsnį padėsi, jau bus dėvėtas. Oba. Tas važiuom į priekab. Nelipti du not stand. Apatinsis cielkas. Kaži, nelipti. Do not stand. Ant viršas, tipo nelipti. Kop įdomi atrodo, kad ne alium su stiklų ploštis, ne? A čia stiklų yra? Nu, stiklų ploštis čia. Stiklo plošto audinio. Reikia bandyti. O. Čiurkšt. Nu, gerai, varom. Pasidėsim ten. Išaukščios panašios kapitos, ne? Jo. O, bet čia dar vienas laiptoks yra aukščiau, mata. Šitai atrodo patogiai. Čia roška negali lipti paskutinės, gali balansą netekti, gali nuvirsti. Gal nebus tos toks klėpats. Bet žinok, čia atrodo. Nu, mata, ten tos jau mūsų ir išklerus visi, bet tanas labai greit nusipirkins mėnes laikai į veskstom kopičiom, gal mes laukon relens, vis įsižerg. Jeigu neteisė, dedintų šitą gruntą. Pažiūrėsim, kaip tos laikys kopetaitis. Nu, protestuosi. Jo. Pradėjau darbuoti, užmiršau, kaberek filmauti vėl. Pasidėjau kamerą į mašiną, kad nesušaltų ant lauk. Pasibaigiau lietaus sistemą. Atsiminė, ko niek nenufilmavau. Jūks pujuka. Nu, bet neblogai. Viskas pasidarė gal gera. Reikia biški pajudėti. Nes kažko baisi ilga čia montavos tą lietaus sistemą šį kartą, nes sureks kardas visas lupinėtis, tai kol nusilupavo šanas, kol susimontavau lietaus sistemą, jau į vakars atei. Ranaldys lupinė apatinis vėjelenčių dalis čia iš tos posikordėsės. Tai to reikalu irgi ausinks įsikėši, jau įsinervuojas, girdu viens pats su savimi jau šnekas. Ainam, pažiūrėsim, kaip jom tam sekas. Čiū. Nu, išvilt. Nu, kon, Renaldėlį. A, baigi jau. Baigi pradėti. Da daug reiksmo rodas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čia prisisėjau. 6, nu, ilgis yra. Keik. 230. 3 gabala veina pusę. 1, 2, 3 turėjom veiną šoną. 1, 2, 3 turėjom kitą šoną. Ir kažkaip ne vienos ličnos dar neliek daugiau, ne? Tai žodžiu, veina pusė jau nulupta. Antra pusė dar reikia išsilukštenti. O tie pisekas. Ta plivelkas puikiai. Ko neprikepusi, bet jau tai sunkia lupas, bėši paplėšė. Nežinau, gal rimta, kad nugrublėtas tos kardos, rimta štep galbūt. Baisė sudėtinga čia jėmas ant šalin. Aš kol nusilupau, vos ne iki peitų, nuryt met lupaus, kaktinis lens, nu, kažkoks kosmos būčiau sumontais ant lietaus sistemą iki peitį, būčiau vėjęs kitų darbų daryti, o dabar vėjim blieks posdainos, kol nusilupinėjau šalin. Kosmosas. Grįžo Modestuks, reikia jau žinti. Jau atsigau po apkalbų visų. Parvažiavo į darbą jau. Kur ko atsigau?
bronius įžeidiniai mūsų nam čia. Eik, kas čia tik nesidarė. Kažkas sak daržinė, sakau, žmonėm teiksiu stresava, kai darb nebišėje netgi, įžeidinėjim. Grin šeimininį rangą, šuogeris į du brolę. O, jau išmoka šitas pjaut, viskas į gerą, uika gera. Nu, neteisybte pasakiau, šuogeris į du brolę. Ką? Grin teisybė, sakau. Kas tiesa, tas nemelas. Tidim. Aš šiandien apdirbinėjau longus, palikau vans, sakiau, tegul iki peit pasidar pakalim. Nedausiam čia nim atsipalaiduot baisę, kad neužsiluotum reikia terminius spausti. O aš apsirenginėjau langelį šitas. Žikt ir žikt. Va toks variants bus prilonga. Čia tarpuks kokiai 7-8 mm jaučiu. O padukas prisukts, turėtum būti viskas gerai. Palangytės padarytas, kad nebūtum aštrių kampų. Esu rodys, ką plunk savo palangys, tai tikra. Dėl to nik nefilmavoju, nerodžiau, nes galite tiesiog vis laik atgal pasižiūrėti. Biški dažiuką pralindę. Nu va, principi šitaip atrodys. Langas aprėmintas, pilnai apdirbtus. A gražia, Renaldi? Ledas, aš sakau, ledas šokoladas, man patiem patinka. Gražu tikra. Čia da vakar biški pasidėliojom jau sutemus skardus tumso. Pasižiūrėjom, prisikabinom kaktinis, ne kaktinis, kaip čia vėjelinis. Užsidėjom, galvojom, žiūrėsim, ką patrodys, buvo užsimėtis tas originalis skardas užbaigėjimų nuo dangos, tai visai geras žiūras. Aišku, čia dar nėra nuo sutumpyts iki gal, tik tas pavėjim varštę prisikabinom, kad būtum vizualizacija aiškiai, kaip viskas žiūrėsies. Tai visai neblogai atrodo iš tikrųjų. Nu, atvažiau, kaip tigas padursiu, galėsi vertinti. Nu, okei, biški pajudėjom, pakalims. Beveik iki galo jau padaryts. Nedarom iki gal, nes čia jungsės stogėlis, tai negalėm dasibaigti. Pabaigiau pilongus visur. Susidėti lintelis. Uždažinėjom apačias. Žinai, modės vargst. Su bliekom busėm vis palukštėn bliekų. Gera lupas, ne? Aš tas kau, ne, nulop normaliai tas bliekas vargo vakarienį. Vargo vakarienį, nėra prišotus, nes kits lupau vein lengviau, kits sunkiau lupas, bet nesuprantu. Tai va žodžiu. Visur. Čiut nesiplojau per sneigų šoną, čia grins lecumins. Aš jau kokius 3 kartus čia vos nevirtau. Na, žodžiu, langai uždaryti, apačias uždažytas. Rek susikaišiuoti, rek lintelis į tarpus čia. Bet rek papirma užsihermetinti tas skylis, vis tai pripučiau dabar makrofleksą. Čia užtepsiam aplinko hermetiką gražią. Valeiton veit, užterliuosiam čia visur, galės užstatyti lentutę. Teik į belek, visai nedaug. Čia veina veit tik turėm ir ten berots veina veit. Žodžiu, tvarkau čia. Galės pradėti ruoštis pakalim, reik biškį lentom prisikelti aukščiau. Čia buvom ant varš prisuk laikina, galvojom, kad kampų darysim pakalim, pasirodo bus pakalim ateisę. Tai žodžiu, rekanam biškį čiukšt, kilstelti į viršų, kad mažesnis laštakis gautų lietaus sistema. Žodžiu, turėjom da veiklos nemažai. O tu manim subscribin? Jo. Maladėts. Modės irgi sak pradėjai žiūrėti jau manim. Va. Nežinau, matos užmetėm da čia skardelis, modės jau persuk varštus. Patvarka viskon, kiek įmanoma daugiau pasidaryti to pusė. Čia viskas perdažyta jau. Matos viršlungų padažinėta da, ko reikia. Pjautas lintelis padažinėtas. Žodžiu, aš užmakliavojau. Su hermetiku tas skylis, ten sustinga tas makrofleksas, tai aplinkau gražia. Taip nepagailėjau tos kušies. Uždedu, galės susikaišiuoti
lenteles jau. Oho, kas sutema. Nu, bet jau ir vakaras. Viskas darbadienis baigtas, vyrai. Ors šnirpšti iš kompresoriaus. Nu, nemaža. Šiaip daug tų nesąmoningų viskų smulkmen pasidarėm. Nes čia realiai nieka daug ir nėra lėki. Visur nedadėlks. Jo, vežkite į ved, neužšal. Ten užšal paskiau vis laikonas. Žodžiu, tų stumbių darbų kapiniek nebė visur smulkmenas. Smulkmenas dasibaigti, dasipjauti, prisipjauti, prisivesti. Neblogai. Čia, nežinau, ne pats kur beidėjau tas lintelis, nu žodžiu, uždariau tus tarpus. Ne čia turbūt. Čia veina tarpą uždariau. Ten irgi uždariau. Tai realiai lieka tik tas išorinis kams čia ir išorinis kams ten. Bet tus kams pasidarysim tada, kai prisikelsim kaktinę lentą. Nes mums reik dėžutis tokį susiformuoti, kad nuėjant teisę lygiai į kaktą, žodžiu. Tai ryte jau čia prisikelsim kaktenį, aš galėsiu ją čia žaistys, nes čia kokį valandėlį laiką, pusantros ir atims ta kertė, kol prisidėt, prisisakęs, kol prisimatauni, susipjauni. Panašiai tai bus apie valandėlį pusantros, tai pusantros valandėkis ir galės ruošti čia pakalėjimą jau. O dabar, kaip ir laikas namolio jau. Atveždas skardos ruloną. Reikia įsimesti priekabą skardą. Reiks ryt nuvežti į stogų mozaiką, kad galėtų lankstyti toliau mums skardos lankstinius. Va, stovi kukulaitis. Šausiam į priekabą ir vešimės su savim. Vyriokai, jeigu rasit posūkį, būkit geri, gražinkit. Dėjo kažkur į pusniką į posūkis išlyk laukon. Vat žalty. Va tai prasidėjo mūsų rytas. Sninga laukia. Ne, gali turėti. Sninga laukia. Gražu. Ved su Modestu konstruojam priengį, kadangi laiptai ant sunolydžių į čia, į pakalnį. Tai mes pasijungiam lazerį ir matau namies nuo nulio kiekvienas tai keli. Nesudėtinga iš tikrųjų pasimatauti, kai jam viskas nulyd. Tai reikia turėti lazeriok, pasistatė lazerį, pasime vieno veitovo nulį ir vis laik tada mataunys parodys. Užsikabini ruletį nuo viršaus, mataunys iki lazeriaus. Kiek turi atstom, tai tom vis laik atstoma ir išlaika, čia į 199,7 ir toliau sekančią stoiką, kai dedi, statas ruletį, pasižiūrė, kiek lazerį šveit, o šveitum 36, tai pri 199,7 plus 36 ir gauni reikalingą ilgiaus stoikį. Čia turėjom lazerį šveit 306,2, tai čia bus plus 199,7, gausias bendrus ilgis 235,9. 2 mm ilgesnis toikelį negu šita jau gaunas. Ta 2 milas dar trumpesnį. Žodžiu, tokiu principu susimataunam stoikis, kad gautųsi viskas gulščiuke ir pasistatome. Taip. 2, 3, 5 ir 9. Čiukšt. Opa. Jepsa, galima eiti. Tau Modesta vėl nebliks toiks. Aš pirmesnis, aš gudresnis. Užkliuvau už kabelį, bet aš nesiplojau. Ant nosies, vyriukai. Opcia, šitas bus čionai, stil, laikykisi neversk.
Čia. Čiumpam samarėzą. Ir lygiai ant brūkšniukų. Iš tos pusės veina. Čia iš karto galą neprisitempu, nes kaip veržį pasto mano į priekį, tai įsikabinu tai kai krek, kad būt lygia. Ir dabar iš tos pusės užfiksuoju. Gražu. Ir dabar jau gal tondą baigti. Pasikabinam visko nuo tvarštukų, jeigu karts reiktum reguliuoti, o paskiau peršaudysiam visko su vinukais. Geriausia, patogiausias būdas toks karenkštas biški ant tvarštų ir gaunasi viskas čiki-briki. Tadam, tadam, tadam. Kaptain Robert sak, tadam. Mes ir sakom, tadam, kažkas pubėškiai gimsta. Vedsu modės dar buvau namės nuo senųjų kopiečių ir Renaldžio atidavėm. Gerasis kopiečius. Jis teik saugojam tas naujokus. Kad nenukrėst. Galvoju iškorčiu parūdyti, reik labiau čia reik paėti šoną. Gal geriau biški matysės. Kaip čia viskas atrodys bendram siluetį. Nu va, kažkaip taip. Tai jau užsirėmins priekis. Atrodys dar gražiau. Čia padarėm toks biški prakišimus į lauką, da pasikels sakai, kad parapetuką biški aukščiau ir apsikals viskas su lintelėm. Nu, manau, turėtų atrodyti visai neblogai. Po kol kas da sunkiai įsivaizduoti ir patim, kaip čia viskas atrodys. Bet kažkur išgimdysiam. Eik, vyrutį. Nuimėm tom bjaurį salafaną. Visai kits vaizdas dabar jau atrodo. Uo. Pristai atrodė, kaip, nežinau, kaip į kokį kiaulininką atrodo. Viskas su jų valint. Dabar kaip gražiai. Fantastik. Biški iš toliau atsitrauks, atrodo gražiau, kaip sakant, matytų ant bendrą vaizdą, kaip atrodo. Tai va, tu jau šinkt. Va. Nu, nice, man patinka. Gaspadoris irgi sakė, kad gražu. Bus gražu, kaip iki gal pasidarys. Tokį gonkelį, kad nesneiktum krojims atėjus. Va, žodžiu, tokie geriai. Šiaip apgalvoju gal vieną nuogerą, Tobula. A gal sakyt tobula. Neabejok, užtepk ir ant tos blankis niek čia nebus. Žikt.
Eina gerin. Eina gerin. Nu, tokį gonkelį. Apsikali čia, išsivarom V2, apsidirbam duris, pasidarom čia pakalimą visur ir uždėsiam jaudo plyvelį, nes neturiam plokštis ten sudėti dabar. Bus plokštė greičiausiai antradienį tik tas. Tai reikės užsidengti su plyvele. Nu, dar viena diena rojuje baigta. Vo, ką atrodo jam. Daug pjaustim, nieko daug nei nuskubėti. Tai prie stogo realiai ir neprilindom šiandien. Bet užsikalėm visas einas. Pasidarėm apadą apie duris. Kabelį prasikišau, čia šonus biškį dar prasistorinom. Ir toks va vaizdelis. Gaunas toks priengis. Sakykit, ko norit. Man tai visai gera žiūra sunčia. Įsipieš į tom bendrą kontekstą. Kai kam galbūt ne, bet aš kaip sakau, skonis draugų netur. Žodžiu, su šita linksma gaida ir baigiame šitą video. O mes susitiksim sekantį kartą, turbūt už geros savaitės. Iki.